Kiekvienas projektas yra unikalus, kaip ir jo šeimininkai. Šį namą klientai įsigijo jau pastatytą ir įrengtą, tačiau jie planuoja keisti fasado apdailą, statyti pastoginę automobiliams, o jau esamą baseiną ir dalį terasos įstiklinti. Tik jiems kilo klausimų, kaip viskas atrodys, kaip išsidėstys, kur įkomponuoti želdynus ir kokius augalus pasirinkti. Man pirmiausiai užkliuvo paslėptas įėjimas į namą, norėjosi pabrėžti jį ir būtent nuo šios detalės gimė visa kiemo stilistika bei mažoji architektūra. Lazerio pjauto metalo detalės, fragmentai tapo jungiančiu akcentu, jie kartosis tiek prie įėjimo, tiek prie baseino terasos ir sujungs paviljoną su namu. Poilsio zonai suprojektavau supinių pergolę, kuri kartu taps atrama vynmedžiams, o greta atsiras jauki vieta vakarojimui prie nedidelės ugnies. Ypač smagu, kad šiems klientams projektuoju jau antrą kiemą, labai gera, kai žmonės sugrįžta.